Kaltė tai nesąžinė. Kaltė tai baimė, kad esi blogas. Kai jaučiam kaltę, tai dažnai ne todėl, kad padarėm kažką blogo, o todėl, kad mūsų vidinis vaikas bijo netekti meilės, kad būsime atmesti, palikti, vieni. Trauminė kaltė atsiranda ten, kur kadaise buvome priversti jaustis atsakingi už kitų emocijas. Jei mama liūdna, tai dėl manęs. Jei tėtė šaukia, aš blogas. Ir šis vidinis įrašas lieka net suaugus, net kai jau žinom, kad tai ne mūsų kaltė. Psichosomatikoje kaltė dažnai kaupiasi pečių juostoje, krūtinėje ar skrandyje. Tai tarsi nuolatinis spaudimas, kad turime atsilyginti, būti geri, pataisyti kitus ar net save. Bet kaltė neatveda į gijimą, ji tik pakartoja skausmingą kilpą. Kaltė sako, jei klydai tu nevertas, bet tiesa ta, kad klaidos daro mus žmonėmis, o meilė nesibaigia dėl klaidų, ji tampa tikresnė. Kai leidžiam sau klysti, leidžiam sau gyventi.